Labadiena, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandienos tema yra svaiginimasis. Įvairios psichotropinės medžiagos, pavadinkime psichotropinė medžiaga. Tai yra alkoholis, cigaretės ir narkotikai. Asmeniškai aš esu išbandęs cigaretės ir alkoholį. Iki narkotikų nepriėjau. Kodėl taip nutiko? Kadaise, iš esmės vaikystėje aš leisdavau visas vasaras stovyklose, pajūryje, tai Žilvytis, Pasaka, Baltijietis. Ir vienoje iš tų stovyklų Baltijietėje prasidėjo pamaina ir ten, kai būna pirmosios dienos, ten privažiuoja tų vaikų su tėvais ir žiūriu pažįstamas veidas. Aš jį atpažinau, aš priėjau, labas, tu čia ką, čia man būsiu, čia leisiu, čia pamaina bus mano, o tu čia ką, aš sakau, čia irgi būsiu, O jisai buvo vyresnis taip, gerokai. Jeigu aš buvau ten, man metų, pabandykim pageneruoti, man kokių daug dievė 10, jam kokių 15, gal 16, kažkoks toks gerai apčiuopiamas skirtumas buvo. Ir jisai gyveno Klaipėdoje, jo tėvas verslininkas, jisai buvo, tas verslininkas buvo pažįstamas su mano tėvu, kažkokių bendrų reikalų turėjo ir tas jaunuolis, jisai toks buvo išskirtinės išvaizdos, jisai buvo su draugu, jie ten taip išskirtinai buvo apsirengę, aš dabar nepamenu, reiveriai greičiausiai, tokiam plačiom klešnėm, žodžiu, tokie buchuriukai ant stiliuko, su savom paniatkiam, su savom idėjom. Iš Klaipėdos, tada aš sužinojau, kad Klaipėdoje ten yra visokios gaujos, ten rolleriai, dabar aš nebeprisimenu, reiveriai, rolleriai, streeteriai, neprisiminsiu. Žodžiu, buvo subkultūra, kurios, tarkim, Vilniuje aš nelabai mačiau ir mūsų rajone tokių nebuvo stebuklų. Žodžiu, jisai buvo pažengęs, galimai tai buvo daugiau susijęs su to, kad tėvas verslininkas ir turėjo, sakykime, šeimoje pinigų, ir vaikui leisdavo ten, vaikas turėdavo tų pinigų. Ir bebendraujant mes leidom laiką tą vasarą, tą pamainą kartu daugiausiai su juo. Nepaisant to, kad jisai buvo vyresnis, bet taip gavosi, kad mes turim bendrų tokių sąsajų ir jis mane priglaudė ir mes eidavom visur kartu, veikdavom kažką, važiuodavom į tą pačią Klaipėdą, jeigu gerai pamenu, kad važiavom. Ir aš visą laiką šalia ir rankėjos informaciją, kas, kaip čia, ten su panelėm, tas anas, čia su panelėm kažką daryti, nežinau, kažkaip. Ir jisai stovyklai ten ir rūkė, ir gėrė, ir aš jam kažkaip, ne visą laiką. Mes gėrėm turbūt paskutinį vakarą, ten, kai būdavo toks jau atsisveikinimas, tai ten buvo alkoholio, ir man davė paragauti, aš paragavau alkoholio. Ir aš jo klausiau, taip viskas dėliojasi, ten klausinėjo, bendravom ir sakau, o kas geriau? Cigaretės ar alkoholis? Ar narkotikai? Sako, geriausia? Geriausia moteris. Ir aš buvau nustebintas, ta prasme, moteris. Ne alkoholis, ne narkotikai. Ir ties šitą vietą mes pabaigsim, grįšim prie mano patirties su cigaretėm. Su cigaretėm aš susipažinau irgi, vėlgi toj pačioj stovykloje, tai buvo 91 turbūt metai, stovykla Žilvytis. Ir ten buvo gerokai vyresnių vaikinukų. Ir tada aš pirmą kartą paragavau, man metų turbūt buvo 6. Turbūt, kad 6 kokie metai buvo. Ir pirmą kartą paragavau, kas yra cigaretės dūmo. Tai buvo Astra ar Prima, nuostabios cigaretės. Po to
mokykloje mes pradėjom, nes rūkyti laisvalaikiu į plaučius netraukdavom, nes nelabai supratom, kaip tai daryti maždaug nuo kokios 8 iki 10 klasės, po to pradėjom visi traukti į plaučius. Na ir 13 aš mečiau tą purviną reikalą, nes jau 13, kokiu nuo 12 turbūt pradėjom vartoti alkoholinius gėrimus ir kai pavartodavau alkoholinių gėrimų ir parūkydavau, pasidarydavau blogą, viskas aišku. Bet kai vieną sykį aš 13 būdamas eidamas rūkiau ir man pradėjo taip darytis negerai, aš nusprendžiau, kad cigaretės ne man. Ir spjoviau į tą purviną reikalą. Su alkoholiu šiek tiek užtruko ilgiau. Su alkoholiu aš bandžiau susidraugauti, bandžiau jį vartoti, nes, tokia mada. Visur visi vartoja, mano šeimoje vartoja alkoholį, tas pats tėtis, ta pati mama ir visi aplinkui vartoja alkoholį ir čia kieta, čia labai gerai. Ir aš bandžiau įsilieti į mūsų sociumą. Bandžiau. Tiksliai žinojau savo, kiek aš galiu išgerti, jeigu aš jau guliu kryžium po stalu, reiškia, aš daugiau tikrai nepajėgsiu. Ir atėjo toks momentas, kai mano pradėjo požiūris keistis į alkoholinius gėrimus, po to, kai aš su vienu žmogum gyvenau sode ir mes su to žmogum vakarais vartodavom alkoholinius gėrimus ir jis išmokė mane, kaip reikia vartoti. Kad iš esmės alkoholio vartojimas tai neturi būti kažkokios varžybos, kas daugiau išgers alkoholį, o tai turi būti bendravimo priemonė, priedas prie bendravimo. Tai yra, mes būdavo baigėsi pas mane mokslai, aš iš mokslų susitinkam, mes važiuojam į sodą, važiuodami į sodą mes užvažiuojam į parduotuvėlę, apsiperkam, ten kažką užkasti, tų pačių gėrimų. Ir mes atsisėdam verandui, įsipilam, išgeriam, užkandam ir bendraujam. Kaip diena praėjo, apie tą, apie aną, apie gyvenimą ir be bendraudami tą buteliuką susipildavom. Pačioj pradžioj man būdavo sudėtinga, aš grįžinėdavau toks visas kreivas šleivas. Po neilgų treniruočių, po 2 ir 3 mėnesių, aš jau sugebėdavau, taip, kad viskas pradėjo darytis sekančiai, kad mes pasiėmom ten, tarkim, po butelaitį, išgeriam tos 2 butelaičius, taip, be bendraudami ir po to jau ten kokią 12 vakaro ar ten 1 nakties, sakau, žinai, einu aš namo, rytoj anksti keltis, į mokslus reikia važiuoti, jo. Ir aš pramokau vartoti alkoholinius gėrimus, nes iki tol pas mane visada būdavo, kaip galima greičiau, kaip galima daugiau išgerti, aš visą laiką kažkur bėgdavau, lėkdavau prisigerti. Toks maratonas, kad po to galėtum pasigirti, koks tu kietas bachūras, kad tu sugebėjai iš vieno karto susiversti pusę litro ir po to vakaras tiesiog išsitrynė iš atminties. Ir kur ten tik nebuvai, ką tik nedarėjai, kur tave nešioja, tokiais protarpiais atsimeni ir po to tau pasakoja. Tai po tų mano bendravimų aš supratau, kad tas alkoholio vartojimas absoliučiai netinkamas mano gyvenime buvo. Ir taip gavosi, kad buvo vieno dėdės mano gimtadienis. Ir nuėjau į tą gimtadienį ir ten jau kaip aš jau suaugau, tai man jau 18 buvo turbūt, jo profesinė mokykla, 3 kursas turbūt. Ir buvo dėdės gimtadienis, mes nuėjom su močiutė į tą dėdės gimtadienį, močiutė visai neseniai pasimirė. Prieš savaitę. Žmogus buvo šiaip sau. Bet mes nuėjome į tą gimtadienį ir to gimtadienio metu susirinkę buvo žmonės, kurie, suaugę dėdės, kurie moka vartoti ir dažnai vartoja. Ir tarp jų buvo kaip minimum vienas autobuso, tolimųjų reisų autobuso vairuotojas. O tai yra tokie žmonės, kurie sugeba, nemažai išgerti. Tiesiog fiziškai, aš kiek esu pastebėjęs, tokie vairuotojai, jie sugeba, daug išgerti. Ir, žodžiu, tam gimtadienėje mes bendraujam, vartojam alkoholinius gėrimus, vartojam ir aš kažkaip
žiūriu kažkaip su tai žmonėm, man sunku jau susišnekėti. Nu, kažkaip galvoju, nu, maža ką, aš jaunas, nelabai suprantu. Ir eina laikas ir vienas atkrito, antras, trečias, ketvirtas atkrito. Kas čia darosi su jumis? Išvažiavo, išėjo kažkas ten, ir žodžiu. Ir lieka mes dviese. Aš ir dar vienas ten žmogus ir aš nesugebu su juo, nesuprantu iš vis, ką jis išneka. Jis ten kažką bando slebizavoti, kažką bando sakyti, bet jam taip sunkiai sekasi, kad, nu, baisu, net klausyti bjauru. Ir aš galvoju, imu butelį, įpilinėjau jam savo, išgeriam ir aš tikiuosi, tai aš jį pribaigsiu ir viskas bus baigta ir galim bus ramiai. Ir čia staiga ta močiutė sako, Danukai, einam namo miegoti. Nu, gal 5 ryto. Ir aš taip pasižiūrėjau, galvoju, nežinai, močiutė. Pirmą kartą gyvenime aš su tavim sutinku. Vat kažkokią protingą mintį pasakėjai, ne kažkokią velniavą, nemelavai, net dar kažkokias klėdėsius ten klėdėjai, bet realiai, nu, puikiai mintis. Vienintelis kartas, vat kada jinai, ta būtent močiutė, tai mamos mama, pasakė kažką tokio, nu, talkovo, naudingo, protingo. Ir mes išėjom. Ir va ta istorija privertė mane susimastyti, kad ne tiek jinai ten daugiau visko susidėliojo, bet va, buvo momentas, kad aš pradėjau galvoti, kad aš esu pažengęs vartotojas. Aš jau iš esmės turiu juodą diržą alkoholio vartojime. Ir dabar klausimas, nu, anksčiau aš nemokėdavau vartoti ir visą laiką va, tas viskas įsiliedavo į tokią alkoholizmą, tokį, nu, idiotizmą, ne alkoholizmą. Ir aš pradėjau galvoti, o tai gerai, dabar aš moku ir nauda kokia iš to. Aš kodėl vartoju iš viso alkoholinius gėrimus? Nu, dėl to, kad aš nedrįstu prieiti prie panelės, pasakyti, kad jinai man patinka. Galvoju, tai pala. Tai koks aš žmogus? Kas iš manęs, kokia iš manęs nauda vertė, jeigu aš nesugebu man patinkančiai moteriai prieiti ir pasakyti, kad jinai man patinka. Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai tokį paradoksą, kad, pavyzdžiui, mes turime situaciją bare ir geria dviese, vyras ir moteris. Jie atskirai, bet, nu, hipotetinė tokia situacija. Kuo vyras daugiau išgeria, tuo jo populiarumas mažėja, tuo labiau jisai mažėja. Su moteriam priklausomybė yra atvirkštinė. Kuo moteris daugiau išgeria, tuo jinai populiaresnė darosi kavinėje arba ten restorane, kabake, klube. Kodėl taip yra? Nes naudos iš girto vyro jokios, jis nesugebės nieko padaryti, nu, to fiziologinės naudos tokios nėra. O vat moterim, kai jinai girta, žymiai paprasčiau pasinaudoti. Taigi, pirmas reikalas, aš pradėjau galvoti apie tai, kad, nu, koks aš žmogus, jeigu aš nesugebu pasakyti man patinkančiai paneliai, kad jinai man patinka. Kitas momentas. Kodėl aš dar geriu? Tam, kad atsipalaiduoti. Vėlgi, aš, reiškia, turbūt kažką darau ne taip, kad man atsipalaidavimui reikalingi alkoholiniai gėrimai. Tai gal reikia kažkaip susidėlioti gyvenimą, strateguoti, galvoti apie savo veiksmus, kad nereikėtų po to vartoti alkoholinių gėrimų atsipalaidavimui. Įdomi mintis. Kas dar buvo? Dar buvo, man atrodo, trečias kažkoks momentas. Kad patikti, atsipalaiduoti. Kad lengviau būtų bendrauti, nes aš toks buvau, nu, sunku man gal šiek tiek buvo bendrauti ir aš tada nusprendžiau, kad jo, tam, kad būti žmogum, tam, kad bendrauti, man reikia tapti gyvuliu, tai yra prisigerti. Jo, Danielė, o tu turi šiek tiek medžiagos, ne medžiagos, o šiek tiek padirbėti ties savim. Kai kurie momentai verti dėmesio ir reikia investuoti į save, tobulėti. Taigi aš nusprendžiau vieną dieną, kad aš nebevartosiu alkoholinių gėrimų, man to nebereikia ir 18 aš nustojau vartoti alkoholinius gėrimus. Po šiolei jų nevartoju, nu kaip nevartoju, negali sakyti, kad nevartoju jau visiškai. Man, pavyzdžiui, patinka saldainiai su lykeriu. Vyšnių lykeriu, pavyzdžiui, su vyšniom lykeryje. Šiaip patinka saldainiai su alkoholiu.
Dar kada aš kur esu vartojęs? Esu vartojęs po to, kai buvo toks etapas, kai mums reikėjo pasiruošti lenktynėms. Mes ruošėmės visą savaitę įnirtingai, gal netgi 2 savaitės labai įnirtingai, su bemiegiam naktim, su daug pastangų įdėtų ir galutiniam variante mes varžybose užėmėm aukštą vietą ir atsinešė ten šampano butelį už 1 vietą klasėje ir šovė, ten pašaudė, apipylė mašiną, ir davė man to, aš gurkšniuką išgėriau, pradėjo svaigti galva, va tokie mano tie alkoholio vartojimai. Buvo vieną kartą dar jo, iš esmės ant pirštų gali suskaičiuoti, buvo viena šventė, darbo šventė ten. Ir mes toje darbo šventėje buvo semelje ir mums ten darė vyno pristatymus. Tai ten kai kurių vynų paragavau po gurkšniuką, kad maždaug susipažinti, kaip jie atrodo ir kad žinoti. Tai aš per gyvenimą pabandžiau cigaretės, man nepatiko. Aš pabandžiau alkoholinius gėrimus, iš principo neradau aš ten laimės, džiaugsmo. Ir prisiminęs tą draugą, tą draugaitį, Dainių, man atrodo jis iš grupės Jam buvo, nesvarbu. Tai aš prisiminiau tą Dainių, tuos jo pasakytus žodžius ir aš nusprendžiau net nebandyti narkotikų, nes suabejojau, kad man jie gali patikti. Arba kažkokią naudą man duoti, ar iš viso kas nors iš to gali gautis. Ir aš pabandžiau moteris. Ir nepatikėsite, iš tiesų su moterim smagu, gera leisti laiką. Tai nereiškia, kad aš bandžiau jas visas iš eilės, aš tiesiog turiu omeny, kad aš pabandžiau sueigą su moterim ir sueigą su moterim man patinka, man tinka. Ir tikrai geriau nei cigaretės, alkoholis ir greičiausiai narkotikai. Tai čia taip, pamastymam, kas kaip nori, tas taip gyvena, aš nieką nepretenduoju, tiesiog pasidalinau savo mintimis apie alkoholinius gėrimus. Ką vertėtų žinoti moterims ir šiaip vaikinams ir ką aš galėčiau patarti iš savo patirties. Tai kai jūs, pavyzdžiui, kažkokios yra kompanijos, reikėtų pasakyti vieną pokštą, kol nepamiršau, dėl kaip su merginom, su alkoholiu ir viso kito. Kalbant, yra anglakalbis pasaulis ir pas juos yra toks pokštas. Candy is dandy, but liquor is quicker. Saldainiai tai yra kilnu. Jeigu jūs ateisit pas mergaitę, pas merginą su saldainiais ir ten jūs bandysit su ją romantiškai bendrauti. Bet likeris tai yra alkoholiniai gėrimai, naudojantis alkoholiniais gėrimais gaunasi žymiai greičiau pasiekti rezultatą. Tai čia daugiau moterims, kad jeigu jau jums, ir aš praeitą laidą, man atrodo, kalbėjau apie tai, kad jos buvo tokios baisios, kad alkoholinius gėrimus pirko pačios. Ir šitie visi pokštai yra ne šiaip savo. Tai yra parodoma, ne veltui aš jos prisiminiau ir ne veltui aš jos pasakiau. Todėl, kad jeigu jau jums pila alkoholinius gėrimus ir jums siūlo, einam į kokį nors kabaką, restoraną, į klubą, išgersim, atsipalaiduosim, jumis nori pasinaudoti. Ir nuo tokio žmogaus iš esmės reikėtų pasišalinti ir vengti bendrauti. Nes greičiausiai kitą dieną atsikelsite su skaudančia galva ir galimai ne tik galva. Ir net neprisiminsite, kas kaip buvo. Todėl taip daryti nereikia. Jeigu kažkas bando jūs užeiti, kažkoks vyras su alkoholiniais gėrimais pas jūs, tai jums vertėtų susimastyti, kodėl jis tai daro ir kokios to bus pasekmės. Kas vaikinam dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ir šiaip kompanijų turėjimo. Pavyzdžiui, mano kompanijose niekada nebūdavo moterų. Praktiškai niekada. Į pabaigą ten lygtais jau atsiradinėjo, bet irgi jų taip ribotai. Tai aš noriu pasakyti, kad venkite kompanijų, kur yra tik vyrai. Ieškokite tokių, kur būtų panelių. Bendraukite su jomis. Leiskite laiką kartu. Rinkitės. Neskubėkite. Neskubėkite. Suspėsite. Rinkite, bendraukite. Aišku, irgi tai pasakiau, jeigu jum panelė
tikrai patinka, jūs manot, kad jums jinai tinka, labai netempkite. Nes gera, žodis norėtųsi pasakyti, bet tebūnie nesakysiu, gera moteris laisva ilgai nebūna. Ir jeigu jinai tikrai verta dėmesio, ją nukniauks jums iš ponosios koks nors mutantas šunsnukis, kuris sugriaus ir jai, ir jums gyvenimą tuo. Tai irgi labai netempkite. Jeigu tik pamatysit, kad kažkas artinasi, kažkas bando prie jos kažkaip, iš karto čiupkite ir bėkite. Bet šiaip venkite kompanijų, kuriuose būtų vien tik vyrai, nes tai yra niekur neveda, naudos iš to jokios, tai yra laiko švaistymas. Ir jo labiau tos kompanijos, kuriuose vyrai dar ir geria. Tai, pirmas reikalas tai yra laiko švaistymas, antras reikalas tai gali sukelti kažkokių problemų. Privesti prie didesnių ir mažesnių sunkumų. Alkoholį vartokite, jeigu jau vartojate, labai nedidelėm dozėmis, su maistu. Ir turėkite omeny, kad jums reikia šiek tiek apkvaisti, apgirsti, būti šiek tiek tokio apsinešusiu, žodis apsinešęs turbūt gerai tiktų, ir jums nereikia nusigerti. Nes atsiminkite, vyrai, atsiminkite, kai jūs prisigersit iki žemės graibstymo, tai tą panelę, su kuria jūs norėjot pabendrauti, užmegzti ryšį, jums neužteko drąsos, būnant blaiviam prieiti prie jos, jūs norėjote šiek tiek išgerti, nepersistenkit, nes jūs prisigersit ir pamatysit, jau eidamas vemti, arba ten, kai jūs neška kur nors, kad jinai jau su kažkokiu nors mutantu. Nes tas mutantas, jis paėmė ir neprisigeria. Tai iš kur aš tai žinau? Pabandykit atspėti. O moterims irgi būkite atsargios su alkoholiniais gėrimais. Šiek tiek apgirtot, apsvaigot ir viskas. Jums smagu, gera ir nebereikia vartoti. Arba jeigu vartojate, tai reikėtų kažką tokio, kaip amerikiečiai, anglakalbis pasaulis vartoja stipriai praskiesto. Kokį nors kokteiliuką, kur to alkoholio yra, realiai tarp tų pirštų yra tarpas techniškai. Tai ten jo tik tiek, kad jūs išlaikytumėte tą gerą nuotaiką, tą nuotaiką, kurį jūs ten tenkina. Bet jokiais būdais nepersistenkit, neprisigerkit, nes kai tik prisigersit, koks nors, mutantas jumis pasinaudos, o jeigu jumis pasinaudoja mutantas, tai iš esmės jūsų vertė visų kitų vyrų akivaizdoje, kurie ten dalyvavo ir šiaip, kurie tik tai sužinos apie tai, jūsų vertė krenta, jūsų savivertė krenta, nes jums bus gėda, jūs turėsite tokią, sakykime, traumą, jums to nereikia. Būkite atsargios, neprisigerkit ir neprisidarykit reikalų. Nes aš žinau tokių atvejų, kai moteris taip sukvailiojo, prisigeria, o po to atsikelia ir skauda ne tik galvą, bet ir visa kita, ir šitą. Ir neatsimena, kas buvo, ir kaip čia nutiko. Ir po to gėda, kas nors pasakoja apie tai, ką jinai darė, kaip jinai šoko ant stalo, kaip jinai po to lipo ant visų. Ir, girta moteris, unkai ne šeimininkė. Atsiminkite tai visam likusiam gyvenimui. Ir tai yra didžiulė bėda. Moteris girtos savęs kaip taisyklė nekontroliuoja. Ir gali prisidaryti reikalų. Pačios bjauriausias scenas, kokias esu matęs Anglijoje prie klubų, tai yra moteris, kurios vuliojasi, apsišlapinusios, apsituštinusios, apsivėmusios. Baisu. Moteris ir alkoholis tai yra labai baisu. Ir nieko ten tame gero nėra. Tai šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Visą geriausią.